Bet ne visi kolegos yra savi, kad jie dirba vienam darbė, tai nereiškia, kad jie draugiškai gali bendrauti ir kad jie iš vis vienas kitą priima kaip draugus. Tai čia, kai jūs parašėte, tai akivaizdu yra, kad šita kolegė nelaiko jūs jokia draugė. Ir klausimas dar čia irgi, kokie santykiai buvo iki to, kaip dabar yra, ne, kad jūs ignoruoja. Kokie santykiai tarp jūsų buvo, ar jie iš vis kažkada buvo, nes jeigu jūs pasijaučiat nepatogiai, tai reiškia, taip atrodo, kad kažkada buvo kitaip, kad kažkada jinai buvo draugiška, kad jinai buvo draugė jūsų ir dabar, kai atsisėda, nusisuka ir tai gal kas nors atsitiko, gal jūs susipykot, gal jūs dėl kažko nepasidalino tam darbe. Ir jo, dėl to gaunasi taip, kad žmogus su tavim nešneka. O jeigu jis niekada su tavim nešnekėjo, tai kaip ir gaunasi, o ko tu nori. Tai jis niekada nenorėjo su tavim bendrauti ir nenori ir dėl to jisai tik tai atsisėda tik tai dėl to, kad ten yra laisva vieta. O jeigu jos nėra, tai eina iš, ta prasme, yra daugiau vietų, tada eina į šitą vietą. Toliau, tas kitas žmogus gali būti absoliutus introvertas ir nenorėti su niekuo bendrauti. Jam nereikia šitos, suprantat, ne visiems žmonėms reikia tos komunikacijos. Jeigu jums reikia, tai nereiškia, kad kitam reikia. Ir kad kitas mano, kad jeigu aš atsisėdu prie to pačio stalo, reiškia, aš turėčiau pradėti malonų pokalbį žmogum. Nenoriu ir nepradedu, yra visokiausių žmonių.